Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis autokultūros žurnalas Automašinistas, laida apie autotransportą ir ne tik. Iš tiesų vasara yra nepakartojamas laikas. Argi gali būti kas geriau už ryto sutikimą gamtoje, keliaujant klausantis vėjo? Mūsų poetė Salomėja Nėris viename savo eilėraščių rašė: O aušros vasaros ankstyvos mūsų darbštumu turės stebėtis. Vasara anksti švinta, tad ilgas dienas tikrai galime panaudoti savo turiningam keliavimui. Šiandien mūsų laidoje viena turininga kelionė, bet turininga ji ne šiaip sau. Šį kartą pristatome rubriką Autokulinarija. Joje keliautojams aktualios pažintinės temos kulinarijos klausimais, jų santykis su bendru autokultūros kontekstu. Mūsų kelionė apima maršrutą per 2 Lietuvos regionus – Vidurio Lietuvą ir Klaipėdos kraštą. Keliaudami stengsime susipažinti su šių regionų virtuvėmis, kas tarp jų bendro, o kas yra autentiška konkretiems krašto valgiams. Ką mūsų šalies regionuose gali paragauti keliautojai? Kaip tokią kelionę gali atskleisti charakterio, istorijos ir kitus mūsų žmonių bruožus. Tad ilgai nelaukdami ir pradėkime mūsų kulinarinę kelionę. Taigi, esame Kauno mieste, Denonaičių gatvėje, įsikūrėsime restorane Bernelių užeiga. Čia paragausime Vidurio Lietuvos patiekalų, susipažinsime su restorano Sulomos virtuvės specifikomis. Labą dieną, aš noriu pristatyti Bernelių užeigą, kuri išlaiko seniausias tradicijas. Pirmasis restoranas buvo atidarytas dar Smetonos laikais vadovavimo. Tai buvo senamiestyje mažas namelis tradicinis tautinio paveldo ir iš kur mūsų šeimininkas Algirdas Mažeika išlaiko tas tradicijas ir plečia tą tinklą. Ir mūsų Bernelių užeigos vardas ir patiekalai yra tautinio paveldo ir su visom senovinėm tradicijom. Mes pristatome Bernelių užeigos meniu, mūsų viso tinklo, kuriame yra 5 restoranai, Kaune, Vilniuje, Londone ir dar buvo Šiauliuose, bet lygiai taip pat yra projekte dar atidaryti mažiausiai 5 restoranus ir mūsų yra pagrindas, kad mes tikrai naudojam senovinės receptūras, kurioms yra net po 100 metų ir mes turime, pas mus yra tautinio paveldo produkto sertifikatas patvirtintas 46 patiekalams. Bet pas mus iš tautinio kulinarinio paveldo tų sertifikato yra patiekalai, yra iš žuvies, iš mėsos, iš paukštienos, iš miltinių patiekalų. Kaip žinome, kad lietuviškas restoranas tai yra daugiausia bulviniai patiekalai, nacionaliniai yra vadinami didžkukuliai, cepelinai, kurie tikrai yra pas mus nacionaliniai virtuvėje yra kaip pirmas firminis patiekalas ir jo pardavimai yra daugiausia ir žmonės labai mėgsta. Taip pat yra ir kitokių patiekalų. Mes dar taip pat ruošiame ir vaikučiams, irgi taip pat irgi iš tautinio paveldo yra gaminami patiekalai. Taip pat yra sezoniniai patiekalai, kaip dabar vasarą mes pristatom, jie nei grybo ir nei uogos. Tai voveraitės su šviežiomis bulvėmis keptuvėlėje, vištienos gabalėliai voveraičių padaže, šviežių bulvių blynai taip pat su voveraitėm, virtiniai su mėlynėm šaltanosiai ir lygiai taip pat šviežių uogų desertas. Taip pat pas mus yra irgi restoranuose mūsų tinkle rankų darbo gaminami desertai, tortai ir lietuviškai taip pat galima pristatyti senovinį Napoleoną, kuris irgi turi tautinio paveldo sertifikatą, yra labai pagal seną receptūrą. Yra ir daugiau, labai didelis yra sortimentas pas mus tortų, kurie yra tikrai rankų darbo ir yra be konservantų gaminami ir iš natūralių produktų. Pristatome mūsų patiekalą, tai baravykienė.
Tai irgi yra pagamintas pagal senovinį receptą, pagal tautinio paveldo, kuriam yra 100 metų jau tam receptui. Ir mes visą laiką sutinkame svečius iš Lietuvos ir iš mūsų visus su tikra lietuviška kaimiška duona ir kurios kubilėlyje yra pagaminta ir paruošta baravykienė. Patiekalas labai skanus, labai sotus, daug grybų. Skonis yra labai unikalus, atskleidžia grybų specifiką, ypač daug yra baravykų. Taip pat duona yra šviežia ir skani. Šis patiekalas atskleidžia kaimiškos virtuvės charakterį. Tai vadinasi virtiniai su mėlynėmis šaltanosiai. Tai yra vadinamas toks vasaros laikotarpio patiekalas, kada prasidėdavo miškuose uogos, mėlynės, avietės, šeimininkės pririnkdavo tų uogų, jas uogas sumaldavo, sutrindavo šviežias ir pagamindavo virtinukus su mėlynėmis. O tas vardas šaltanosis tai gavosi tokia kaip tradicinis, todėl kad viena močiutės anūkė paklausė, kodėl viduj uogos būna mėlynos, o paskiau tampa raudonos. Todėl sako, kad jis iš jų pasidaro šaltanosiai. Ir todėl yra toks tradicinis pavadinimas šaltanosiai. Šties patiekalas labai tinka vasaros laiku, jaučiasi mėlynis skonis ir prie patiekalo labai dera grietinė. Bernelių užeiga pristato dar vieną patiekalą, tai vadinasi keptos voveraitės keptuvėlėje, pagal senovinį tradicinį mūsų valgiaraštį ir sudarytą technologinę kortelę. Tai įeina, reiškia, kaip anksčiau būdavo šeimininkės anksti ryte pasirenka aukštaitiškai vadinamų voveruškų, paskui paima šoninikės, paskrūdina, apkepa tas voveraitės ir pusryčiams pateikia su virtomis bulvėmis ir dar parauginto agurkėlio. Voveraitės yra ne vien tik tai, kad kaip šviežias ankstyvas patiekalas pateikiamas, bet jos dar ir turi gydomųjų savybių. Jose yra labai daug magnio, cinko, fosforo, geležies, taip kad rekomenduojama valgyti, jos yra ne vien tik tai patiekalas, bet ir dar sveikatai. Patiekalas išties labai gardus, atsiskleidžia vidurio Lietuvos virtuvės skoniai ir prie patiekalo labai tinka agurkėliai. Prie lietuviškų patiekalų visuomet puikiai tinka naminė raugimo gira. Ji visada atgaivins ištroškusį keliautoją. Kauniečiai tikrai nustebino savo svetingumu. Vidurio Lietuvos virtuvė išties unikali, išlaikusi istorinės formas, įkūnijanti platų lietuviškų patiekalų skonių spektrą. Iš Kauno alkanas tikrai neišvažiuosi. Toliau keliaukime į mūsų pajūrį. Na, o dabar lankomės Uostamiestyje, Klaipėdoje, kur yra įsikūręs Frydricho pasažas, bei jame esanti smuklė.
Čia tęsėme pažintį su Lietuvos regionų virtuvėmis. Konkrečiai ragausime Klaipėdos krašto patiekalų. Friedricho pasažas duris atvėrė prieš 10-metį, įkūnydamas Europos miestams būdingą prekybos, poilsio bei kavinių turizmo kvartalų formą. Pasaže įsikūrusi smuklė siūlo platų Klaipėdos krašto autentiškų patiekalų asortimentą. Meniu rasime ir žuvies patiekalų būdingų Lietuvos pajūriui ir Žemaitijos regiono virtuvės valgių. Neatsitiktinai pasirinkome šią jaukią vietą savo kulinarinės kelionės stotele. Taip, labai skanus yra patiekalas, labai tinka baravykų spirgeliai prie barščių. Paragavome klaipėdietiškos straganinos, į patiekalą įeina šaldytas skumbrė, naminis sviestas ir juoda duona. Skumbrė pagardinta svogūnų laiškais ir citrina. Šis patiekalas labai tinka vasaros laiku, jis labai gerai atgaivina po ilgos kelionės. Valgio žvejo užkandą, pateikta bulviniai blynai su varškės padažu ir silke. Šis patiekalas yra puikus žemaičių virtuvės pavyzdys. Skanavau žemaičių kukorius, į patiekalą įeina virtų bulvių blynai su traškintų kopūstų įdaru. Patiekalas yra pagardintas grietinė, jo skonis yra labai išskirtinis. Skanus Friedricho naminis kompotas. Klaipėda išties vaišingas miestas. Čia ir skaniai pavalgėme ir susipažinome su autentiška regiono virtuvė. Vakarų Lietuvos žmonės be galo draugiški ir svetingi. Taigi, apsilankius tokiuose svetingose vietose, paragavus tiek daug skanių patiekalų, tikrai galime teigti, mūsų šalies virtuvė išties unikali, turinti aiškiai išreikštas regionams būdingas specifikas. Kulinarinės kelionės tikslas tikrai yra pasiektas. Mes ne tik pabendravome su daugybė nuostabių žmonių, ne tik pamatėme savo kraštą, galų gale ne tik paragavome nepakartojamų patiekalų, bet svarbiausia, giliau susipažinome su mūsų šalies kultūra, pajutome regionų dvasią, patyrėme, ką reiškia tikras kultūrinis turizmas. Autokultūros vystymas negali būti izoliuotas nuo bendro kultūros konteksto. Priešingai, socialinis ir kultūrinis faktorius yra pagrindas bet kokiai technikos naudojimo specifikai. Rubrika Autokulinarija konkretizuoja šią automašinisto idėjos liniją praktinių lygmenių.
Na, o dabar prieš atsisveikinant kažkur iš smėlėtojų dykumų atsitiktinio praeivio pastebėjimai. Kelyje kaip ir gyvenime. Kuo labiau nori prie vairo atrodyti didelių vyrų, tuo mažesnių vaikų iš tiesų būni. Baigdami, norime padėkoti šiems žmonėms už išskirtinį svetingumą ir puikų kulinarinį meistriškumą. Dėkoju už jūsų dėmesį, gerbiami žiūrovai, iki susitikimo kitose laidose.